Sveiki visi, šiandien gaminsim bananinius keksiukus ir štai ko mums reikės. Tai visų pirma pusę šaukštelio vanilinio cukraus, 75 gramai sviesto, 3 dideli bananai, tada rudojo cukraus 150 gramų, vienas kiaušinis, 200 mililitrų ar gramų miltų, pusę šaukštelio druskos ir pasirinktinai baltojo šokolado. Galite jo ir nedėti, jeigu nemėgstate. Kadangi aš mėgstu šokoladą, nusprendžiau jo dėti. Taigi, visų pirma, įsitirpinam savo sviestą. Ir iš tikrųjų, gal netgi pamiršau aš visus kiekius, tai pasižiūrėkite mano blogą, tenais bus įrašas su visu šitu receptu ir tiksliu kiekiu, ko reikia. Taigi ištirpimam sviestą paliekam šalti, atvėsti, tada aš iš tikrųjų visų pirma pasiruošiau keksiukų indelius, dėjau į skardelę, kol sviestas vėso, kad paskui jau galėčiau tiesiai šauti viską į orkaitę ir būtų patogiau. Tada aš dariau štai kaip į miltus, įpyliau pusę šaukštelio vanilinio cukraus, tiesiog maniau, kad tai bus patogiau. Sumaišysiu viską ir bus patogiau man vėliau dirbti, nes iš tikrųjų filmuoti ir gaminti yra labai sunku vienu metu, tai sau lengvinausi darbą. Tada pusę šaukštelio druskos irgi taip pat į tuos pačius miltus įdėsiu ir viską pamaišysiu. Štai taip. Tada sutrinsime visus 3 bananus. Tai iš pradžių aš juos, kad būtų patogiau, sulaužiau į smulkius, ar netokius jau smulkius gabaliukus. Ir taip, o paskui su šakute aš juos sutrinsiu kuo smulkiau, kad neliktų jokių gabaliukų, reikėtų pasistengti. Tai jo, šitas darbas užtrunka truputėlį. Taigi štai trinam, kol tokia košytė atsiranda, tada paėmiau, supyliau visą savo sviestą, jau atšalusi, tai karšto nepalikite. Ir tada rudąjį cukrų supyliau, įmušiu vieną kiaušinį. Galiausiai supilsiu visus miltus su vaniliniu cukrum ir druska. Ir viską tiesiog sumaišysiu su mikseriu. Taigi viskas labai paprasta ir greita. Tada viskas su savo tešlą jau padaryta, sudėsiu į savo keksiukų indelius. Stengiuosi dėti maždaug, kad būtų nepilnas jisai, o padalinsiu, kad būtų pusė indelio, nes keksiukai turėtų iškilti. Neaišku, nežinot, kiek kils jie. Šiaip aš dėjau vadinamus self-raising flour, kurie jau yra visi priedai tuose miltuose, tai jie man nelabai kilo, o jeigu dėtumėt atskirai kepimo miltelius ir sodą, manau, kad galbūt jie kiltų truputį daugiau. Na štai visas pagrindinis darbas padarytas, dabar liko į šitą grožį tik tai įdėti šokoladą. Tai aš naudojau tokį jau paruoštą, suskaldytą baltąjį šokoladą ir įdėjau po kelis gabaliukus ant kiekvieno keksiuko. Šiaip gal geriau būtų buvę iš tikrųjų juos įspausti į vidų tešlos, kad tas šokoladas būtų viduje, nes kai iškepė jis gavosi per daug traškus. Aš maniau, kad jisai bus kaip sausainiuose tas šokoladas toksai įsiliejęs, bet jisai gavosi labai traškus. Na va, tai viską šaunam į orkaitę ir aš kepiau 25 minutės 180 laipsnių temperatūroje ir štai kas gavosi keksiukai. Kiekvieną kartą iš tikrųjų jie gaunasi vis kitokie, nežinau kodėl, bet gavosi labai faini ir labai skanus. Ir jie iš tikrųjų yra labai saldus. Tai jeigu jūs labai saldžiai nemėgstate, tai galite biškį mažiau cukraus dėti. Taip pat, darbas padarytas visas, susidėsiu gražiai aš juos į savo lėkštutę ir pavaidinsiu, kokie jie gražus yra ir faini. Taip pat, tikiuosi, kad
patiko jums receptas ir padėjo kažkiek. Ir taigi viskas. O aš nusprendžiau, kad receptų savo gaminimo kanalo kol kas nevykdysiu. Tai dėl šios priežasties mano šitas receptas mano pagrindiniam kanale atsirado, kadangi visą gaminimo malonumą filmavimas sugadina, bet jau man asmeniškai, tai mano šitą planą teks truputį atidėti. Nes aš, kaip žinote, žiauriai mėgstu gaminti. Taigi nenoriu gadinti savo gaminimo malonumo. Ir štai, prašom, keksiukai, mėgaukitės vaizdu. Tikrai buvo labai skanus. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.